Sveiki visi. Esu dabar katedros aikštėje ir šiandien aš bandysiu apeiti visą Vilniaus senamiestį ratu. Aplink visus Vilniaus senamiesčio kraštus. Tai turėtų būti apie 13 km. Trasą susikūriau pats per Stravą. Eina biškutį ir už kitos upės pusės prasideda ir baigėsi katedros aikštėje. Paleidau programą, galim eiti. O grįšiu per tą patį kelią, tik per parką. Matosi pirmas gražesnis vaizdas. Dabar galim perėti gatvę. Aš dabar su šitą lazdą, kaip koks turistas čia vaikštinėju. Ne turistas, aš jau 15 metų gyvenu šiptis. 16. Kur dabar eiti? Kol kas maždaug pagal teisingai, pagal trasą. Jau nueita pusę kilometro. 5 minutės einu jau. O čia. Aš ten mapse tik tais taškus sužymėjau, o jis jau pats sudėliojo, kaip eiti, kokiais takais. Tai va, dabar va einu kažkokiais. Ne kažkokiais, šitas dar normalus, bet manau, kad bus tokių keistesnių kelių. Dabar eisiu į užupį. Jau matau, kad reikės į kalną lipt. Ten per tiltą pereisim. Ir kalnas. Akadės tiltas. Dabar o čia reikia nueiti, užkilti kalną ir nusileisti vėl tiesiog. Nunesti katrasą. Jau galima apsisukti ir grįžti atgal tuo pačiu keliu. Kol kas dabar labai lengvai čia tiesiog nuo kalno leidėsi ir tenais jo užupio gatvė tiesiog. Paliekam tą užupį jau iki galima. Panašu, kad reiks lipti kalną. Jo, pirmą kartą darau trasą Stravos, tai va. Toks bereikalingas aikštelės apėjimas tiesiog. Pirmą kartą. Jau nuklydau biškį. Ir nieko. Grįžtam į trasą. Jo, čia biškį buvau nugrybavęs senais, bet vaikštinėjau, kur net nereikia eiti. Bet dabar grįžau į trasą, viskas gerai. Ir į tą kalną net nereikės lipti, pasirodo. Čia tiesiog reikės užlipti laiptukais ir viskas. Čia šiaip visai stačiai einasi. Iš toli netrodo, kad taip statu. Bet statu.
Nu jo, šitoje vietoje iš viso nedaug kada esu buvęs, jeigu iš viso esu buvęs. Strazdėlio gatvė. Nu šitą gatvę tikrai nesu ėjęs. Kartais sunku susigaudyti pagal tą mapsą, bet po to apsisukinėju vieno vietoj ir surandu kur eit. Dabar per Bazilijonų gatvę. Ai, aš dabar prie Alės turgaus tiksliai. Visiškai nebesigaudžiau. O dabar va, Alės turgus, dabar viskas aišku. Bet to jau virš 3 kilometrų. Aš galvoju, prie stoties sustosiu kur nors ant suoliuko ir parodysiu savo progresą tenai per telefoną. Jau visą savo maršrutą, kurį praėjau kol kas. Ir kaip jau atrodo tas ratas, dalis rato aplinkai senamiestį. Va, čia startavau. Toks ratukas jau čia dabar esu. Netoli stoties, ten stotis va. O aš einu į tą pusę. Per gatvę reikia eiti. Nes va čia remontuoja. Ir man su tokiais yra tekę dirbti. Aguonų gatvė. Dabar pakankamai ilgai, tiesiog tiesiai reikia eiti. Naugarduko. Dabar einu per Malkų turgaus skverą. Mo muziejus. Nueita biškį virš 5 km. Ten po to toliau reikės užlipti Tauro kalną ir nusileisti vėl. Aišku, kai dariau trasą, nepagalvojau, kad galiu dabar užlipti ir po to tenais nusileisti. Bet jau tiek to darysiu eisiu pagal trasą, kaip reikia. Nu, aš sakau, pirmą kartą darau trasą, tai čia nieko tokio. O dabar reikės užlipti ir nusileisti tiesiog. Nepasakyčiau, kad labai norisi eiti tais laiptais, bet nu pats prisiprašiau. Ant kalno sustosim pagert vandenuką. Toks visiškai beprasmis lipimas buvo. Nes dabar tiesiog vėl ten pat nusileisti reikės. Akropolis. Nu va, artėjom link Gedimino prospekto, o paskui suksim į kairę ir tenais pereisim tiltą ir eisim per kitą upės pusę, palei upę, prie Cupo ir tenais pereisim vėl tiltą, baltąjį tiltą. Nu ir pamatys tenais jau patys, aš dabar neatsimenu tiesiog. Pirkau pumpkin spice latte iš kofeino. Bet šiaip neblogai. Čia galėtų būti šiukšliadėžių daugiau. Neturiu kur išmesti savo puodelio. Vėl laiptai. Kokį čia siaurumą laiptai. Vienam žmogui.
tie laiptai. Ir pagaliau. Devintas kilometras. Einu palei upę. Sekasi neblogai. Biški batas trina. Matom finišo stogą. Bet iki jo dar reikės eiti daug. Nes net neįsim tiesiai iki jo. O dar reikės per kalną vieną perlipti. Oras pagerėjo. Baltas tiltas. Antrą kartą šiandieną jau pereinu upę. O tai nėra taip, kad jau baigėsi jų sezonas. Trafija parašyta, kad baigėsi jau. Oras visai išgerėjo. Einu jau prie pat žalio tilto. Ir bet dar toli reikės eiti vis tiek. Va čia kur mėlyna, ten jau praeita. Tik tais va per 3 kryžių kalną praeit ir finišas čia. 10 km, 2 valandas 6 minutės. Šiaip visai lengvai prasidėjo 10 km. Net nepasijuto realiai. Dabar tik tais, kad biškai vieną pirštą kojas labai trina. Gyvenčių liko nebedaug. Į kalną visiškai nesinori lipti. Nu bet teks. Jeigu jau pilnai einam pagal trasą, tai einam pagal trasą. Čia va realiai nusukus dabar. Iškart būtų finišas, bet reikia eiti per kalną. O ten pradėjau. Pakeliu visai. O aš jau pradėjau kilti kalną. Šitais laiptais lengva lipti visai. Ten, kur nusileis, bus daug sunkiau. Ten daug sudėsni laiptai. O čia tokie nestatus ir lengvai labai. Jie dar tokių kalvų. Tai dėl to tokie nestatus yra. O aš vis kylu jau virš 10 km. Užlipę į kalną. Turėtume matyti visą mano maršrutą, kurį praėjau. Nu, maždaug taip. Čia jau vaizdas matosi yra biškį. Ten bus geresnis. Žodžiu, pradėjau tenais. Tada variau čia. Tas užupė kalnas. Ir per tą pusę. Ten palei upę. Ir per kalną. Maždaug taip.
ten jau pabaiga mūsų žygio. Viskas. Beliko tik nusileisti nuo kalno saugiai. Nenusukristi nuo laiptų. Ir finišas tenais jau visai netoli. Šiaip dar 2 kilometrai. Biškį mažiau negu 2 kilometrai, pusantro. Va, kai jie turėjo minėti su Halloweenas. Aš gau čia kažkokios šiukšlės. Tai žiūrėjau, čia voras. Tai kad jau baigėsi. Ką čia? Kam čia šitie plakatai? Šitam maršrutui sukurti naudojau programą Strava. Tikrai gera programa. Lengvai galima sukurti gerą maršrutą. Nenuvedė niekur, kur negalima. Kaip koks Google Maps'as tada Slovenijoje. Nuvedė visai ne ten, kur reikia. Čia viskas labai gerai, tvarkingai. Ten jau mano klaidos buvo, kad ne ten kažkur nuėjau ar ne ten nuvedžiau. Ten jau mano klaidos buvo. Bet šiaip jeigu moki, tai labai gerai galima padaryti maršrutą. Tai vat, trasa artėja į pabaigą. Taip apibendrinant, trasa nėra lengva. Daug labai kalnuotų vietų, laiptų visokiausių. Išbandžiau šitą trasą, kurią pats sukūriau vakar, tai dabar galėsiu aprašymą padaryti apie ją programoje, kad kiti galėtų naudotis ją. Pabandyti irgi praeiti, prabėgti, jeigu nori. Nes tinka ir bėgimui, privalumai. Kas pliusai, tai kad realiai visur yra pėsčiųjų takas, niekur nereikia eiti per gatvę su mašinom. Tas yra gerai. Gražus vaizdai, tikrai vaizdingas kelias. Daug galim pamatyti, jeigu esi kažkoks vaikščiotojas, žygiuotojas, tai gali pamatyti Vilniaus senamiestį tokiu būdu. Tikrai daug visko pamatai. Ėjau gatveliam, kuriom nesu niekada nesu vaikščiojęs. Tikrai gražu, įspūdinga ir faina. Bekalbėdamas ir nusileidau nuo kalno. Beliko tik praeiti Bernardinų sodą ir viskas, finišas. Vėl ten nusukau kažkur, pildomai 20 metrų. Finišo tiesioji. Jau viskas. Ir finiš. Viskas, pereitas žygis. Tai kas padaryta, tai praeita 13 su viršum kilometrų, apeitas visas Vilniaus senamiestis ir ne tik, nes buvo pereita ir per upę ir kitoj upės pusėje pavaikščiota, tai tenais nemažai. Ar pavargau? Nelabai. Ar ką nors skauda? Taip, skauda kojų pirštus, nes nutrynė batai. O šiaip labai patiko, geras žygis. Ar kartočiau? Galbūt kada nors vėliau. Nes dabar tai jau tie patys vaizdai tiesiog kartojasi, tai kol kas nekartočiau kažkurį laiką. Tai vat, tai ačiū visiems, kas žiūrėjo šitą video. Tikiuosi jums patiko ir iki kito karto.